Vakar paleidau balsavimą apie tai, ar įdomi santykių tema. Ir balsavusiųjų yra. Šiandieną sugalvojau pratęsti tą temą šiek tiek iš kitos pusės. Štai yra mano dukra, iš pirmų mano santykių, kurie truko 16 metų. Mano dukrai šiai dienai 18, bet šiais metais bus jau 19 metų. Ir jos paprašiau pasidalinti, kaip jinai pati jautėsi, kuomet aš gyvenau su tėčiu, ką jinai matė santykiuose ir paskui kaip jinai jautėsi skyrybų metu ir po skyrybų. Mes, kaip žinom, vaikai labai jautriai reaguoja, jeigu santykiai yra blogi ir po to jie išgyvena įvairias psichologinės problemas, tai šiandieną bus iš vaiko lūpų, jau ne vaiko, bet tada bus. Buvo vaikas dar pagal amžių, tai pat neįda papasako, kaip tu jauteisi. Tarkim, mes su tėčiu kaip gyvenom kartu ir tu matydavai mūsų santykius ir kokius jausmus tau sukeldavo. Jauteisi tu saugiai, ar tau atrodė, kad tie santykiai geri, normalūs, gal tu lyginai su savo draugių, tėvų santykiais? Nebuvo taip, kad galvodavau daug apie tai, kaip jūsų santykiai kokie ir taip toliau, tiesiog supratau, kad mama, tėtis ir taip toliau. O kai jūs skyrėtės, aš tiesiog supratau, kad taip yra. Plus gyvenau kartu su seneliais tuo metu, nes norėjau Lietuvoje būti, tai nebuvau visam tame procese. Bet ar tu išgyvenai kažkokius tokius negatyvius jausmus, kad tau liūdna, kad blogai, kad tu dėl to stresuoji? Tuo metu, kai vyko būtent skyrybos, man buvo 14 metų, vietoj to, kad nerimaučiau, kas vyksta būtent su mano tėvais, aš tiesiog turėjau labiau savo fokusą gyvenime, ką aš dariau tuo momentu ir tas man tiesiog padėjo. Tai ar buvo tas papildomas kaip stresas, kad tėvai skiriasi? Prie to, ką tu išgyvenai kaip paauglė, kad tau buvo sunku ir plus dar, kad tėvai skiriasi, nejauti papildomų stresą? Visada, nuo pat mažens aš visada norėjau šeimos tokios kaip standartiškos, tipo mama, tėtis, sesės, broliai ir taip toliau, bet, supranti, kad, taip ne visada gali būti, visų pirma, ne visada turėsi tų sesių ir taip toliau. Kitas dalykas, ne visada bus šeima tokia. O kaip tau pačiai, tarkim, tu supratai, dėl ko mes skiriamės, ar tau pakako paaiškinimo tiek, kiek mes šnekėjom su tavim, dėl ko mes nebegalim gyventi kartu su tavo tėčiu? Aš daugiau girdėjau tai iš tavo pusės, iš tėčio pusės aš nelabai girdėjau, kad, kažkas tai ten vyksta ir taip toliau. Dar turi kitaip žiūrėti į tai, aišku, priklauso kiek to metų ir kiek tu supratimo turi tokiam amžiui, bet aš kai buvau 14, supratau, bet pavyzdžiui, kad taip mano tėvai skiriasi, bet jie yra žmonės irgi. Jie taip pat turi savo asmenybės ir turi savo dalykus, kurie vyksta gyvenime ir taip toliau. Jie suaugę ir jie žino, kad pavyzdžiui, jeigu skiriesi, tai yra priežastis kodėl. Ir kaip jūs skirėtės, jūsų, tarkim, skyrybos jos nebuvo iš kažko tai, kad, kažkoks tai chaosas, vyksta šeimoje. Ir kad reikia dėl to skirtis, tai buvo tiesiog, aš kaip mačiau, tai kad, suaugusių žmonių toks sutikimas, kad, reikia galbūt kažką tai kitaip keisti gyvenime, atskirai gyventi. Ir, aš tą, pavyzdžiui, supratau, kad, jūs taip norit gyventi. Bet tau padėjo tai, kad, pavyzdžiui, mes su tavo tėčiu, mes dėl skyrybų, kai dauguma žmonių pykstasi, labai ilgai vyksta teismai, nuteikinėjami vaikai prieš vieną arba kitą iš tėvų. Tau padėjo tai, kad tarp mūsų su tėčiu geri tie santykiai po skyrybų metu ir po skyrybų? Taip. Nes tai apleista, palikta vieno arba kito tėvų per skyrybas po skyrybų. Priklauso, kaip tu į viską žiūri pats. Aš nesijaučiau, kad čia kažkas tai vyksta, tragedija kažkokia tai šeimoje, ar kažkas tai tokio, nes, visi galų gale, ne šiaip sau tas veiksmas įvyko ir nėra taip, kad jisai čia vyksta, ir kažkokia tragedija dedasi ir, kad niekas nesutarė ir taip toliau. Taip labai tiesiog padėjo tas, kad mes sutarėm. Jo. O dabar kaip jautiesi, kai yra namai ne vieni ir mama ir tėtis atskirai, bet aišku, mes gyvenam to pačioje gatvėje. Man kas sunkiausia, tai būdavo tai, kad, aišku, turi atskirai gyventi ir labai sunku duoti jum abiem laiko ir kaip praleisti gerai laiko su jum abiem už tai, kad... Atskirai, nes reikia planuoti du laikus. Turi planuoti 2 laikus ir panašiai ir negali tiesiog grįžti namo, tarkim, kaip aš eidavau į mokyklą, grįžti namo ir, abudu tėvai ir jūs kažką tai kalbatės ar veikiat, turi grįžti namo pas tėtį, turi su juo pasikalbėti, po to tą patį tau papasakot, turiu. Tai labiau, tas man sunku buvo. Nes dvigubai darbo, ar ne? Taip, kaip aš į tai žiūrėjau, tai kad, jūs esat žmonės ir jūs norit tokių santykių, kokių norit. Kas geriausia, tai kai pamatai, kaip tavo tėvai po to gyvena. Gali, ką nori galvoti, gali blogai jaustis ar pykti ant savo tėvų, kad jie išsiskyrė ir taip toliau. Priklauso labai nuo situacijos, kai kurios skyrybos tikrai blogos būna ir sunku ir tėvam ir jų vaikam, bet būna tokios skyrybos kaip jūsų. Turi tiesiog suprasti, kad abudu žmonės to norėjo
ar bent vienas iš tų žmonių, turi suprasti, kad, yra priežastys, kodėl. Jeigu jie to norėjo, tai aišku, jų gyvenimas keisis ir geriau turi būti. Aš, pavyzdžiui, dabar matau, kaip tu gyveni ir kaip tėtis gyvena ir jūs žymiai atrodot laimingesni žmonės atskirai taip, nors jūs sutarėt, jūs susitinkat, būnat ir su Tomu, ir Tomas būna visi kartu ir tikrai gerai praleidžiat laiką. Tomas tai dabartinis mano vyras, antras mano vyras. Tikrai, tai gera matyti. Vat ir kada Neida šventė savo 18 gimtadienį praėjusių metų rugsėjai, tai mes visi susitikom kartu ir grilinom ir šampano taurę kėlėm. Tai yra fainiausia, kai nereikia pyktis. Iš tikrųjų, kas liečia mano pirmą vyrą, mes labai... Ta prasme, kai gyvenom kartu, turėjom blogą jausmą kartu, o to jausmo nebeliko tada, kai mes įsiskyrėm. Santykiai yra draugiški, vieni kitiem padedam, kai reikia ir panašiai. Ir kas svarbiausia, kad vaikai arba vaikas po to jaustųsi gerai, kad nereikėtų būti plėšomam tarp dviejų tėvų. Ir aš netgi kartais pagalvoju, aš kartais kalbėdavau su Neida, kai jinai buvo dar žymiai jaunesnė, kaip aš tuose santykiuose su tėčiu jos blogai jaučiuosi. Bet po tiek metų aš pagalvojau, kad galbūt nereikėjo man to sakyti, bet man pačiai buvo tiek sudėtinga viduj, tai blogai pati jaučiausi, kad aš tarytum norėjau paruošti ją, kad kada nors gali būti toks žingsnis skyrybos, nes nenorėjau jos skaudinti, šokiruoti, kad vieną dieną kaip ir vaidini, kad šeima ir viskas gerai ir man ir skyrybos ir kad vaikui iškyla klausimai, taigi, kad viskas buvo kaip ir, sakė, kad myli tėtį, o dabar skiriesi, tai pas mus buvo truputėlį kitaip. Aš pasakyčiau apie tai, kad tai yra kontroversiška ar kaip tai įvardint, nes gali pasakyti, taip, tu savo vaikui, žinai, pasakoji, kaip ten tau negerai ir panašiai, tai yra blogai, bet iš mano pusės man tas padėjo, nes aš nuo 11 metų žinau, kad galbūt gali būti skyrybos, žinai. Svarbiausia iš tėvų pusės, aš manau, paaiškinti, kodėl skyrybos vyksta. Nes aš manau, kad dauguma tėvų tiesiog nepaaiškina vaikam savo, kodėl jie skiriasi, kodėl, taip turi būti. Tiesiog, tai mano tėvai iš niekur atrodo įsiskyrė. Ir manau, kad dar vienas dalykas yra labai blogas, kai dauguma skiriasi, nuteikinėja vaiką arba vaikus prieš vieną iš tėvų. Tarkim, mama labai blogai atsiliepia apie tėvą, tėvas labai blogai atsiliepia apie mamą ir tam vaikui, ko gero, pačiam viduje labai sunku, nes vaikas, ko gero, plėšomas yra ir jam nežino. Aš įsivaizduoju, kad būtų taip, kad jeigu aš blogai kalbėčiau apie tėtį, tu jau nebežinotum, ar tu gali visai tėčio vardą paminėti, nes galėtų išprovokuoti mano kažkokį, žinai, neigiamą pasakymą ir tau nesmagu girdėti, kad tavo tėtis blogas, nes tau vis tiek tai yra tėtis. O dauguma besiskiriančių taip elgiasi ir tas nėra geras būdas, čia ko gero reikėtų patiems tvarkytis su savo emocijom. Jeigu nesugebam patys tvarkytis, tuomet reikėtų kreiptis pagalbos, nes aš puikiai suprantu, kad kalba labai didelis nusivylimas, nepateisinti lūkesčiai, neįsipildžiusios svajonės ir taip toliau. Tai va. Labai yra lengva nuteikinėti, bet tai yra labai savanaudiška. Už tai, kad tu nepagalvoji apie savo vaiką ar kaip jisai galėtų jaustis ir, kaip jį tas po to paveiks psichologiškai į ateitį žiūrint. Tai ką, mes keliam tada kavos puodelius už normalius santykius šeimose ir po skyrybų, jeigu kažkas įsiskiria. Sveikatą.